Kaklo kraujagyslių ultragarsiniam tyrimam būtų tokios indikacijos, kaip amžius virš 65 metų, aukštas kraujospūdis, aukštas cholesterolis, cukrinis diabetas, išreikšta aortos aterosklerozė, ligoniams po koronaro šuntavimo operacijos, kai yra galvos svaigimas, kai anamnezėje persirgtas išeminis insultai arba buvusios tranzitorinės išeminės atakos. Šito tyrimo metu įvertinama aterosklerozės laipsnis, stenozė procentais, kraujagyslių eiga, nes būna, kad pasitaiko angulacijų, kilpų, įvertinama kraujotakos kryptis, nes pavyzdžiui, esant paraktikolinio nuovogimo sindromui, kraujas slankstelinė arterija teka jau iš galvos į ranką, pakeičia kryptį. Yra labai svarbu teisingai įvertinti stenozės laipsnį, nes nuo to priklauso gydymo taktikos pasirinkimas. Ir aptikus hemodinamiškai reikšmingą stenozę, galima ateity išvengti insulto ir nusiųsti specialistui operaciniam gydymui.